vasario 9-ąją už laimingą ateitį balsuoja Tarybų Lietuvos jaunimas. Kauno 3 gimnazija. Mokinių mylima Eleonora Janušauskaitė, šios gimnazijos direktorius, savo auklėtinės stengiasi paruošti ištikimomis, sąmoningomis socialistinės tėvynės pilietėmis. Daug šios gimnazijos mokinių, kurioms rinkimų dieną sukaks 18 metų, balsuos pirmą kartą. Jaunosioms rinkėjoms jie aiškina Stalino konstituciją bei rinkimų nuostatus. Už gerą moksleivių auklėjimą, už kilnių socialistinių pažiūrų skiepijimą jaunimui, Kauno darbininkų rinkiminės apygardos mokytojai ir visa inteligentija pasiūlė draugę Janušauskaitę kandidate į Respublikos aukščiausiosios tarybos deputatus. Apygardinėme pasitarime kandidatė susitiko su savo rinkėjais. Čia ji inteligentijai papasakojo apie savo gyvenimą ir pedagoginę veiklą, padėkojo už suteikimą, garbę bei pasitikėjimą ir pasižadėjo aukščiausiame tarybinės valdžios organe atstovauti rinkėjus taip pat sąžiningai, kaip ji iki šiol dirbo pedagogijos srityje. Rašytojas Juozas Baltušis. Apysakų rinkinių savaitė prasideda gerai, bei baltieji dobiliukai ir pjesės Gieda gaideliai autorius dabar Vilniaus dramos teatrui rašo pjesę Pirmieji daigai. Dirbantieji jį myli ir Kauno apskrities Redžiaus rinkiminės apygardos valstiečiai šį gabų rašytoją pasiūlė kandidatu į Respublikos aukščiausiosios tarybos deputatus. Greta literatūros draugas Baltušis aktyviai dalyvauja politinėme bei visuomeninėme darbe. Vilniaus miesto Dzeržinskio rinkiminės apygardos būstinė. Apygardos komisijos posėdyje komisijos pirmininkas draugas Baltušis instruktuoja susirinkusiuosius apie darbą rinkimų dieną ir apie paramą rinkėjams seneliams bei ligonėms, negalintiems atvykti į balsavimo vietą. Draugas Baltušis išaiškina ir įsakmiai nurodo, kaip reikia tvarkytis, kad visi galėtų dalyvauti demokratiškiausiuose pasaulyje rinkimuose, kad kiekvienas pilietis pilnai pasinaudotų savo teise balsuoti. Daug kvalifikuotų specialistų reikia 5-mečio plane numatytiems transporto darbams atlikti. Autotransporto specialistų kadrams papildyti Kauno šoferių mokykla ruošia autovairuotojus bei mechanikus. Baigus mokslo kursą, būsimieji transporto darbuotojai egzaminuojami. Valstietė Anelė Juškauskaitė išmoko šoferio amatą. Ji kaip kitos šią mokyklą baigusios moterys vairuos autobusus. Egzaminų komisija patikrina jauniausiojo mokyklos lankytojo Adomo Šilkausko žinias. Mokslas baigtas, egzaminai išlaikyti, specialybė įgyta. Į darbą vykdyti 5-mečio planą transporto srity. Dviejų raudonųjų vėliavų laimėtojo, papirosų fabriko Kova kolektyvo geriausieji žmonės, vasario 9-osios garbei stojo Stachanovinin sargybon. Jau 20 metų šiame fabrike dirba kimšėja Joana Bakevičienė.
pat laiko dirba ir jos bendradarbė Stasė Bedarfienė. Kiekviena jų kasdien pagamina po 17 000 antnorminių papirosų. Pakuotoja Jadvyga Petkevičiūtė kasdien supakuoja po 120 000 papirosų, atlikdama 2,5 darbo normos. Stoja Stachanovinin sargybon rinkimų garbei, koviečiai dar kartą darbu įrodo savo atsidavimą tarybiniai santvarkai, nuvertusiai buržuazijos jungą ir juos padariusiai šio fabriko šeimininkais. Vasario 9-oji rinkimų į Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos aukščiausiąją tarybą diena.